Gerą vakarą. Buvau Panevėžy šį savaitgalį. Nelabai turėjau ką veikti, žiūrėjau žinias. Pranešiu jums visiems, kad Panevėžy žinias šiek tiek kitokią formatą negu visoje Lietuvoje. Ten 2 minutės pasaulio naujienom, minutė sporto ir 27 minutės kriminalų. Tai per sportą žinias rodė LKL-ą. Ten apžvalga. Aš labai džiaugiuosi, kad turim 2 apylygės komandas, Žalgirį ir Rytą. Nes įdomu, aš praktiškai LKL žiūriu vien dėl to, vien dėl superfinalo. Nes žiūrėt, kaip Sūduva pralaimint 60 per Žalgirį visiškai neįdomu. Nors jos žaidžia vienoj lygoj, bet suleisti jų abiejų krepšininkus į vieną aikštę tas pats, kas sujungt olimpinės žaidynės su parolimpinėm žaidynėm. Tuos kriminalus žiūrėjau su dideliu pasimėgavimu, nes mačiau daugiau pažįstamų veidų negu 12 klasės išleistuvių video. Net nereikia iš vis daryti klasės susitikimo, tiesiog iškart pamatai, kas kaip pasikeitė, kas kuo užsiema. Ir žiūrėdamas tas kriminalinės žinias pradėjau melstis, kad Lietuva įteisintų mirties bausmę. Nes jeigu man taip išpultų, kad tektų už grotų pasėdėti, aš jau geriau sėsčiau užkart į elektros kėdę, negu kad 5, tarkim, metus sėdėčiau kalėjime. Nors man kalėjimas spalvas labai tinka, bet realiai taip atrodydamas aš kalėjime ilgai neišsilaikyčiau. Tik ne su tokiom švelniom lūpam. Ir mano kūno sudėjimas tikrai neišgazdintų nei vieną ten kalėjimą. Netgi žodis sudėjimas juokingai skamba. Man labiau tiktų žodis figūra. Nors man 22, bet atrodau ir rengiuosi kaip 14. Prie manęs vis dar sustoja automobilį gatvėje su užtamsintais langais, siūlo saldainių ir pasivažinėti. Po reklamos humoro klube Mantas pratęs savo pasakojimą. Ir yra labai pavydi, tik pradeda mirksėti mano telefonas iškart. Kas čia tokiu laiku tau skambina? Iš kur tu pažįsti senką bateriją? Čia tavo buvusi? Išrinksime šauniausius metų žurnalistus. Vilkikui koją pakišo šulinio dangtis. Gerų draugų aš turiu iš tikro, šiandien ir norėčiau pakalbėti apie draugus. Su vien tokiu susipažinau Panevėžy prasilenkdamas gatvėj, nes trenkiausi su savo veidu jo alkūnę. Iš tikro jis ten mane užkliudė, bet jeigu jo sudėjimas toks būtų kaip Pauliaus, tai aš sakyčiau, ką tu čia darai. Bet jo sudėjimas buvo toks labiau kaip Gedimino, nes jo alkūnė buvo vienam lygi su mano veidu. Tai mano reakcija buvo tokia. Mano kaltė. Matai, aš vaikštų va taip va. O tu viskas gerai, nesusižydai? Normaliai, pavalgė, sotus, gal alaus einam alau. Jo, pavaišinau aš alumi už savo tą klaidą. Tai dabar einam normaliai, bet jis dar vis tiek turi tokį įdų, kuriuo aš negaliu pakęsti. Pavyzdžiui, vidury pokalbio jis pradeda vaidinti boksininką. Gink. Ir aš, pavyzdžiui, nesuprantu, kodėl boksas tai yra vienintelė sporto šaka, kurią galima vaidinti šnekant. Nes aš, pavyzdžiui, pasijaučiu labai nepatogiai, kai man daužo į petį kas nors. Tai aš, norėdamas jam atsikeršti, pastatyti į tokią pačią nepatogią padėtį, irgi į savo pokalbį įtraukiau keletą sporto šakų. Labas, kaip tau sekas? Normaliai, ne? Kaip tėvai, kaip tėvams sveikata?
Šitą mano mama cepelinų išveria, galėtum užeit, kad kartais pavalgyti. Ja, keisti tie vaikinai, bet merginų yra dar keistesnių. Turiu tokią draugę, kuri miega iki 2 valandos dienos. Didžiausia tinginė ir jokia priežastis jos nepakels iš lovos anksčiau. Užsistatė kažkada žadintuvą 7 valandą. Pip, 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 pip. Ir ko aš taip anksti man čia reikia kelti? Jogi, abortą reikia šiandien daryti. Su daktaru sitariau. Bet taip dar nori miega. Pasiliks aš tą vaiką einu miego. Jo, galite reaguoti kaip norite šitą, bet atsiminkit, kad šio istorijai vaikas išgyvena. Susitikinėjai su nauja mergina, bet niekas su ja neišeis, nes turi per daug minusų. Visada, kai tarkim ją nusivedu į restoraną, jį visada užsisako brangiausią patiekalą ir visada, aišku, man reikia mokėti. Visada užsisako Big Mac'ą. Ir yra labai pavydi, tik pradeda mirksėti mano telefonas iškart. Kas čia tokiu laiku tau skambina? Iš kur tu pažįsti senką bateriją? Čia tavo buvusi? Bet mane labiausiai nervina tai, kad ji po sekso visada labai mėgsta ilgai kalbėtis. Tai kiekvieną naktį po sekso ji man paskambina ir prašnekam 2 valandas.